Kas meluoja geriau. Aš tokiau nepažįstu. Iš kur? Jinai padėjo tėvą iš kalėjimo Sučerovą ištraukti. Ji kieta advokatė. Papuolėm grinai per atsitiktinumą. Papuoliai tu. Kodėl tu manęs viskas slėpiai? Ir dabar, kai jai pusę atiduoči, tai kontoros baidykliai. Kodėl baidykliai? Graži visai. 50 štukų. Taip, rodžiau juk. Viską filmavo ir rašinėjo. Mums batai. Ne mums, o tau. Tavo prakolas tu ir susimoki. Man atiduodi, mano 30 štukų. Aš nieko nežinau. Ne, brangusis, dabar skaičiuok nuo 50 gabalų. Tavo 30%. Šio pernai teatrai, tai čia kiek yra? 10 štukų? Net 15. Čia apsišyk aukštelį, lygas 15 štukų. Nieko nežinau, mano 30. 30! Nu ne. Nu ne, aš viską sugalvau. Aš pasiūliau tau gerą temą. Tu viską sušikai. Tu, tai ką tu siūlai, ką? Kiek mes turim laiko? 2-3 dienas, nedaugiau. Puiku. Vadinasi, spėsim ją nuo traukinio numest. Po traukiniu pakišt, nuo tilto numest. Tai koks skirtumas? Debilas! Kodėl? Jinai dabar saugosi. Nedurna. Manęs nesisaugo, aš Adamo brolis. Jinai manęs nebijo. Aš išviliosiu iš namų. Darom. Taip, Česlovai. Viską supratau. Dabar negaliu kalbėti. Dirbk toliau. Kur Galina? Nepatikėsit. Apsiramino, dabar su Česlovu geria arbatą. Tipo mūšė, ne? Nu ne. Česlovas jai visą situaciją išaiškino ir jai lyg ir taip galvoj prašviesėjo. Netikiu. Aš irgi netikiu. Nu, tai dokumentų vadinas neatvežė, aišku. Eiktas. Oi, blemba. Jos ranka rašyta, na, va, PVM kyšių sumos. Pala, tai jeigu jau taip apsiramino, gal ta moterį, kaip sakant, jeigu gyvena, ne? Ne, jau aš jai nedovanosiu. Teisingai, nedovanok. Ne, ta rūpužė turi sėsti. Kiek prisiveikė? Prisiveikė, sodink. Taip. O aš važiuoju Oksanos paieškot. A kur jie? Dingo iš Vilniaus, kai sužinojo, kad Galina pabėgo. Oi, Kostė, laikykis. Visi mes laikykimės. Nuo pasara Konstantinai. Nuo pamaram. Jo, nu į taip. Nu, va dabar tai bus. Žiūrėk, kaip bus. Aš Adamo brolis. Aš pas ją ateinu. Aš sakau, Adamui reikia pagalbos. Kiek aš tau galiu sakyt? Žmonių nežudau. Gerai. Tada aš tą padarysiu. Nieko tu nepadarysi. Rytoj gauni tuos savo 15 gabalų ir sėdi man ant kibiro. Aišku? Ne. Tai dabar yra mano garbės reikalas. Tas su šia ramu šantažuoja. O iš kur tu žinai, kad negavus pinigus, toliau tylės. Ne, jinai per daug pavojinga. Tai sėsiu aš, o ne tu. Tavęs jinai nežino. Tik nereikia strėlių pervedinėti, gerai? Tu mane iškart duosi. Viskas. Tu nesugebi. Aš padarysiu, jei dingau. Vovka, nedurniuok. Debilas. Česka, o kam tu tą geltoną šalmą užsėdėjęs buvai? Bijojai? Bijojau, gali bijojau. Visi jūs manęs bijot. Gal, o tu atsimeni, kai mes per vieną tavo gimtadienį mūdu, kiek tu tada buvo metų? Čia tu apie 18 kalbė. 18. Ir mūdu paslapčia iš po stalo Gėrėm persikų vyną. Abrikosinį. Ir, Galičkai, atsimeni, tu, neiškentus, pradėjai dainuot. Va. Ką tu ten dainavai? Pamiršk mane, svajota ir mylėta. Pamiršk mane, kaip sapną pamiršai. Oi, Kostė. Ir tada tėtis tau liepė papūsti. Ir kas buvo po to? Ir sulaužė šonkaulį. Kuris dešinys ar kairys? Dešinys. Kad tu man tą žiaurų gimtadienį dabar primeni? Nu, kam tu man primeni tą žiaurų gimtadienį? Taip, tu teisi, nėra ko lyst atgal į blogus prisiminimus. Galičia, aš jau bėgsiu. Mane reikalai spaudžia, bet aš labai džiaugiuosi, kad tu vėl draugauji su sveiku protu. Galička. Iki, žinok, aš išgersiu vaistų ir eisiu miegot.
Aišku, prieš tai dar Kostei paskambinsiu, atsiprašysiu. Ir Medai. Bet nežinau, jie man atleis. Atleis, Galička, visi viską atleis. Tu tik būk sveikam prote. Galička, aš bėgsiu, gerai? O jeigu ko reikės, skambink. Dieną, naktį skambink. Ačiū tau, Česlovai. Eiti, Galička. Ačiū. Aš šitą paliksiu, gerai? Čia vis tiek Kostas. Ačiū. Degsit man. Visi mėlynojo ugniai. Oi, degsit. Moteris meluoja geriau. Moteris meluoja geriau. O, labas, mama. Sveikas, Vladimirai. Vėl lėkščių daug. Taip, Meda ir Adamas yra. Blemba, atvažiavam su šeima vasaroniui, pabūti vėl jie atsivilko. Ko jiems reikia? Klausyk, Vladimirai, nu čia ir jų namai. A tarp kitko, jie dabar kurį laiką ir pagyvens su mumis. Neda turi 2 namus, tegul ten ir gyvena. Aš galiu kur nors švalšos įsidėti, kol tas taboras neįsivyko. Ne, rodyk rankas. Marš, nusiplaut rankas ir aš tavęs labai prašau. Prie stalo elgtis kultūringai ir nesiriek man su Adamu, supratai? Nesiriek, kur jau čia riesis. Jisgi dabar jūsų numylėtinis, ne taip kaip aš. Šuva, kuri visi spardo. Oi, tik neapsiverk. Negalima! Aš nesuprantu, kas tai Galinai pasidarė. Dabar jau nebesvarbu. Kompromatas pas Medą sodinsim. Man toks viskas, kad čia aš kalta. Kostė, nereikėjo mūsų susitikinėti tikrai. Palauk, Česlovas parašė. Galina atsigavo ir nebedurniuoja, gali grįžti namo. Ką jis gal durnas, taigi jinai to įsės. Man atrodo, kad nesės Galina, tikrai išsisuks. Kaip išsisuks, taigi jinai 10 metų PVM grobstė. Visi įrodymai yra. Nu, nežinau, Kostė, nenori aš ant svetimos nelaimės savo laimę statyti. Tai ką, aš to per prastas? Kostė, vedęs to. Taigi, kai pasodins, tai automatiškai išskirs. Išskirs. O tu supranti, kad jums visus turtus atims, visą namą Galinai atims, visas Galinos firmas atims, jie visas prekes atims, garažą tavo atims. Garažą atims? Daško atims, taigi santoko įgytas turtas. Tam antstoliai ir yra, kad išieškotų valstybių nuostolius, tai reikės atlyginti. Palauk, aš dabar supratau. Vadinasi, plikas basas, aš tau nebereikalingas? Va ir išlindo aisbergas iš vandens. Kostė, aš... O tu bent pats supranti, ko tu nori, ką? Tu net pats nežinai, nei ką tu myli, nei ko tu nori. Man iš vis kaip tai atrodo, kad tu pirmą padarai, paskui tik pagalvoji. Tai ką aš to blogo padariau? Aš žinai, kad nieko gero. Tu taip, pavyzdžiui, šiandien susitikimą, tu net gėlės nenupirkai. Na, aš nepagalvojau. Bet aš už tą tau leidau šarnyrą pakeisti. O tu galvoji, kad aš naktim šarnyrų sapnuoju? O tai ką? Žinai, Kostė, gal dedam tašką, nes kažkaip juokingai čia mes atrodom. Oksana, palauk. Gerai, Kostė, nelydėk manęs, gerai? Aš tau paskambinsiu. Neskambink, nereikia. Blemba, Oksana, tu negali manęs dabar palikti dėl Galinos. Blemba. Tai kas dabar bus su garažu? Bet kažkas, taigi, grobė, tai kažkas turėjo žinoti, kad Adamas vežėsi tiek pinigų, a? Mano sąskaita juk irgi netuščia. Aišku, būtų ištuštinė, bet negalėjo prieiti niekaip, a? Susirado Adamą. Nežinai, baisu net pagalvot, ką tau teko išgyventi. Nu, gal nebekalbam apie tai, ką? Gerai, užtenka. Ką mes čia, kaip tam filme, kokia Karleonė šeimynė. Aš vyną papilstysiu, gerai? Kas valgysit torto? Aš. O tai ir atpjauk, mamą įdėk. Bandyk. O po to gal dar kas nors norės. Ne, kalorijos, visą kitą nebus. O. Vladimirai. Ką? Kas taip daro? O ką aš blogo padariau? Na, žinai, jeigu aš būčiau dalinus, tai tau būčiau įdėjus didesnį gabaliuką, o savo pasilikus mažesnį. Nu tai tu ir turi mažesnį, kas čia blogo? Aš to perausiu duosiu, gerai? Kas tau yra? Prašau, ramybės. Man užteks mažesnio, prašau, sėskis valgyti. Skanaus. Gerai. Jo, užtenka čia. Sėdam, ramiai. Sėdim, pavalgom.
Nors ne, aš dabar noriu pasakyti tostą. Už Adamą. Vladimirai, tvardykis. Adamai, atleisk, kad anksčiau tavęs nepastebėdavau. O dabar matau. Subrendo protas. Pinigai surado tavo kišenę. O svarbiausia tai už pasitikėjimą. Ačiū tau labai. Ačiū tau, tėvė. Už pasitikėjimą. Už kokį pasitikėjimą? Paskui paaiškinsiu. O man vyno. A tu gynėjai? Vandenuko, prašau. Varyk į virtuvę ir iš krano vandens prisipilk. Tėvai. Į sveikatą visi. Į sveikatą. Į sveikatą. Visus pinigus į kažkokį meną. Nu, bet taip, o ką? Tu Česlovą, žinai, tą... Kokį Česlovą? Galinos. Ta pusbrolį Pusbrolis Galinos, taip. Žinau. Nu, prašau, va, menininkas, Koks kūrė menininkas? meną, kūrė, taip ir nieko dabar valgyti neturi. Ne. Palauk, Medulė, taigi niekas čia jokio meno nekurs, nu. Taigi tik tai tiesiog tėvas pirks brangius paveikslus, antikvariatą visokį ir viskas, nu. Tai paskui tas visi tie daiktai brangs dar labiau. O jeigu rytoj karas, tai kur tu dėsi tas vertybės? Kur tu jas? Koks karas? Kągi tu šneki, Medulė, koks karas? Nu, Medulė, o tai kaip man kėtų, kur investuoti tada? Investuoti kur? Finansų kažkokie tai konsultantai gal yra, gal kažką patartų, aš Nu, kur jau aš, o kur kokie dar finansų konsultantai? Ašgi nieko nesusigaudau, nei akcijose, nei tose biržose. Tai aišku, kad tu niekur nesusigaudai. Nei tu sendaikčiuose nieko nesupranti, nei antikvariate, jokiam nei liustrose, nei niekur. Paklausyk, man ten supras nieko ir nereikia, tuos antikvariatus. Taigi tėvas man viską paaiškins, ar tu nesupranti, nu, ir tėvasgi pirks, nu, ir aš paskui prisijungsiu, kartu pirksim, o paskui paparduosim, nu, kad tu kaip mažas vaikas. Ai, nu, aš į dušą, man jau druska mušasi paviršių. Medulė, paskui šampaną gersim, a? Medutė, nu, paskui, Medutė, daug šampano, kiek norėsi, tiek ir gersi. A? Tik tai šampaną. To tu nepavalgiai. Atsiprašau. Gerai, viską bus. Eik į dušą, žuvim kvepi. Eik, druska bijo. Greitai. Kas? Na? Taip ir maniau, kad tą medą kiš savo nagus, kurin tau ramiai pabus. A, tai tu galvoji, kad meda tik dėl pinigų? Taip, visko gali būti. Geriau būtų apsidrausti. Nu, tu vedybinį kontraktą. Nu, kas tas vedybinis kontraktas? Popiergalis su kažkokiais štampais. Taigi, dieve mano, Adamas iššvaistys visus pinigus, nusipirks kokį nors ten, nu, povandeninį laivą ir viskas. Baig. Aš nebenoriu net klausyti šito. Aš nebenoriu, kad jis eitų į jūrą. Raminkis. Nu, gerai. Patrauksime tą medą. Ate, O tu dabar kur naktį? į pasimatymą, ką aš turiu ataskaitą duoti, gal dar iki labanakt vykučių namo reikia grįžti? Važiuok, ką jau čia aš tau sakau? Kas yra? Ateik čia. Gal reikia pinigų, a? Būt neblogai, Batus kokius nusipirktum, nu. Aš net kalėjime su geresniais vaikščiu negu tu. Nu, taip. Kiek už tiek išlepėtės išeina? Nu, gerai. Iškrito. Vladimirai. Bus geri. Grįžk laiku. Kam tu jį taip lepini? Ai, vis tiek, mūsų sūnus, nu. A tu dabar ko, nu, pati, vis viena. Aš tau padėsiu suplauti. Ačiū, nemenkniekis, viską susitvarkysiu. Žinai ką? Ką? Man atrodo, kad atėjo laikas mums nusamdyti tarnaitę. Dar ko? Nu ko?
Eik, kam ta tarnaitė. Reikia tarnaitė. Nereikia man jokios tarnaitės, nereikia. Ir raminkis. Čia menknikis, nu. Jeigu nori torto, ateik. Tortą. Nėra čia tų blakių. Eik, sėsk. Tai ką, pažiūrėk, žvakelės dega. Galim skaičiuoti pinigus? Neturiu aš tų pinigų. Tai ko atvažiavai? Nenorėjau telefonu. Tai nėra pinigų, ką? Bus, po poros dienų bus. Aš čia kaip durnelė žvakelės degioju. Važiuok, gerai? O kai turėsi pinigus, tada ir skambink. Mes turim čia problemą. Tikrai? Ir kokią? Žinai, kad uždėjai ranką ant viso kolektyvo pinigų. Manai, man tai rūpi? Klausyk, pusę sumos ir taškas. Antraip 2-3 valandos ir esi uždarytas. Kolektyvo nuomonės išsiskyrė. Atsirado vienas daušas, kuris su nieko nenori dalintis. Aš čia prie ko? Jei tave pašalins, tai ir nereiks dalintis. Išprotėjot? Dėl to aš čia, kad tave įspėt. Kai paduosi tau pinigus, problema savaime išnyks. Tačiau dabar tas porą dienų pabūk atsargiai. Tu negalėjai jo nusodinti? Sakiau, jis daužtas. Tau geriau dingti iš čia. Ačiū, kad perspėjai. Nėra už ką. Gero vakaro. You know the day destroys the night. Night divides the day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here. Dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Alio? Policija?